Žinosit daug visko apie fototechniką, kam reikalingi visokie skirtingi objektyvai. Išmokinsiu, kaip praktiškai nepalietus nuimti objektyvą. Kas yra Plastic Fantastic, labai pigus objektyvas, kuris jūsų fotografiją gali pakilėti tikrai labai nemažai, aukštesnį lygį. Tada sužinosit daug apie techninius parametrus fotoaparatų, sužinosit apie visokiausius kūrybinius sprendimus, kaip paprastoje situacijoje padaryti gražią nuotrauką, kaip pasirinkti tinkamus nustatymus, kai patalpoje trūksta šviesos, kai išeinat į lauką, kai saulėta. Žodžiu, techniškai iš vienos pusės pakankamai nesudėtinga visą tai paaiškinti, bet kitą kartą yra svarbiau kartais net ne techniniai nustatymai visokiausiai, bet turėti savyje tokį mygtuką, kur tu nutinka kažkokia situacija, kurią tu nori nufotografuoti ir tau reikia paspausti tą mygtuką. Nereikia būti kažkokį tai super mega fotografu, bet tiesiog paspaudus tą mygtuką, po tau atsiranda drąsos. Pavyzdžiui, jeigu tu fotografuoji kalėdinę šventę savo vaikų mokykloje arba darželėje, tau reikia drąsos tada nueiti prie scenos ir padaryti kelis kadrus. Ir padaryti juos gerai, o ne kažkur iš galo, kur nieko nesimato. Ir tai techniniai dalykai vienas dalykas, bet tą tokį fotografo mygtuką savo instaliuoti, tai yra kitas dalykas. Tai aš jums papasakosiu, kaip tą padaryti, pakankamai nesunku ir bus labai įdomu. Padarysim įdomių nuotraukų, sužinosit, kaip nufotografuoti ryškiai, ten bėgantį šunį, tarkim, judančius vaikus, žaibą, fejerverkus, kaip įamžinti, kaip padaryti kažkokių tai įdomių sprendimų, kad nebūtų tik tai toks kvailas turistinis fotografavimas, o būtų matytųsi, kad jūs truputėlį jau pagavo tą fotografijos gyslelę. Ir per kelias valandas tikrai galima tą padaryti ir labai lauksiu jūsų ir susimatysim. Reikia čia žiūrėti, ne ten žiūriu. Ir jeigu neturit fotoaparato, tai mes turime visokių objektyvų ir fotoaparatų ir mes duosime jums. Tai jūs tik parašykit. Ir po to gal net bus žymiai paprasčiau nuspręsti, ką pirkti. Galėsite išsibandyti Canoną, Nikoną, kas tik patinka. Tai kalbanti fotografija.lt. Ir iki susimatymo.